Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Labas, pristatau Lenovo Yoga Tablet 2. Tai yra 10 colių planšetė su ypatingai ištvermingu akumuliatoriumi bei 4 skirtingomis naudojimo pozicijomis. Būtent Lenovo kompanija į rinką įnešė naują planšetinių kompiuterių formos faktorių – 4 viename, kas leidžia jį panaudoti dar įvairesnėse gyvenimo situacijose. Lenovo Yoga Tablet 2 turi atsidarantį laikiklį, kuris leidžia planšetę pastatyti, nuožulinį paguldyti ir netgi pakabinti ant sienos. Taip pat galite planšetę tiesiog laikyti rankoje. Jis sveria 630 gramų. Planšetės šone yra įtaisytas cilindras su akumuliatoriumi, todėl planšetė gali dirbti tikrai ilgai be įkrovimo. Su ja dirbti ar pramogauti galite net iki 15 valandų. Tikrai pravers ilgoje kelionėje autobusu ar traukiniu. Šią planšetę galite rinktis iš karto su įdiegtu 4G LTE modemu arba be jo ir prieigą prie interneto gauti tiesiog iš savo mobiliojo telefono. Priekyje įmontuoti stereo garsiakalbiai. Specialios aplinkos garsų ir įvairių efektų sistemos suteikia daugiau garso ir įtaigumo, nei standartiškai tikimės iš planšetės. Planšetės 4 branduolių Intel procesorius bei 2 GB operatyvioji atmintis suteikia galimybę atlikti daug užduočių vienu metu, bei be nesklandumo pereiti iš vienos programos į kitą. Ar žaisti tiesiog savo mėgstamus žaidimus. Šios planšetės vidinė atmintis tesiekia 16 GB, tačiau galite ją išplėsti išorinės atminties kortele, kurioje telpa iki 64 GB. Į komplektą įeina spartesniam ir tikslesniam rašymui skirta Bluetooth klaviatūra su erdvesniais klavišais. Specialus magnetas pritvirtina ją prie ekrano. Ekranas puikiai stovi ant stalo, tačiau magnetas tikrai neišlaikys svorio nei planšetės, nei klaviatūros įkelsti jos nuo stalo. Galiausiai fotokamera. Tai vienas iš menkesnių ir neišvystytų šios serijos planšečių bruožų. 8 megapikselių kameros pakanka padaryti vidutinės kokybės nuotraukai, tačiau jei turite naujesnį telefoną, greičiausiai jo kameros rezoliucija bus didesnė. Taigi, šios planšetės pliusai. Funkcionalumas, turi klaviatūrą, turi naujausią Office paketą, taip pat parduodama už ganėtinai mažą kainą. Minusai – gan mažai atminties ir tikrai prasta kameros kokybė. Už ar prieš – spręsti jums. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.